tą mes ir esame, chebra. Jūs davai duokit geriau padegustuotų narkotikų, apie kuriuos čia šnekate. Alio? Nu, pagaliau! Su kuo tu ten pliurpiai visą valandą, Katažina? Neįmanoma prisiskambinti. Žodžiu taip, įsivaizduok, kad viešbutyje Grand Hotel gyvena tavo labai gera sena draugė, kurios tu nematei labai seniai, bet tau labai norisi su ja susitikti, nes jūs galbūt praeityje buvote viena kitai lesbietės. Ir tu iki šiol dūsuoji dėl nutrūkus jūsų santykių, čia nesvarbu, kodėl nutrūko. Ir reikia, kad tu paskambintum į viešbutį ir paklaustum, ar tavo draugė savo numeryje ir ar ji vis dar lesbietė. Atsiprašau, o kas čia kalba? Joana! A, labas, čia tu. Bet tu iš kur tu ištraukė, kad aš esu lesbietė? Man rodos, aš niekada nesigyriau. Bet visi tai žino. Ir jeigu tu man padėsi, aš permėgosiu su tavim. Bet tik vieną kartą. O ko tu pati neskambini? Nenoriu, kad Janušas blogai apie mane pagalvotų. O kas yra tas Janušas? Tas, kuris gyvena viešbutį, kurį tu skambinsi. Palauk, o kur dingo draugė lesbietė, kurią aš turėjau skambinti? Aš nieko nesuprantu, kas čia darosi. Aš tuoj paaiškinsiu. Viešbutį jau 3 para gyvena mano kadras Janušas. Bet jis padla mane skambina. Greičiausiai duodasi su mergom. Aš nežinau, ką man daryti. Aš tiesiog noriu įsitikinti, kad jis netoks ir kad mano nuogąstavimai nepagristi. Nu, įvažiavai? Iš pradžių mintis su draugė lesbietė man visai patiko, bet dabar kažkaip nelabai. Nu, blėt, jeigu tu abejoji tuo, ką aš tau pažadėjau, tai tu esi durna. Ašgi tau sakiau, permėgosiu su tavim, viskas bus normaliai. Nesiparink, niekam nesakysiu. Jums nereikės su ją miegoti. Kodėl nereikės? Nes aš galiu jums padėti. Permėgosit jūs? Joana, o kas čia dar kalba? Iš kur aš žinau, kažkoks senis prisijungė. Aš atsiprašau, kad jūs išgąsdinau, bet matyt netyčia susijungus linijoms nugirdau jūsų pokalbį. Jis man pasirodė toks įdomus, kad nedrįsau anksčiau prisipažinti, kad klausau jūsų. Ir jeigu jūs neprieštarausite, su malonumu paskambinsiu į tą viešbutį ir išsiaiškinsiu, kaip ten yra su to jūsų Janušu. Nu gal? Ką tu manai, Katažina? Aš taip susipainiojau, kad jaučiu, tuoj man bus pizdėts. Na va, matot, Katažinai pizdėt. Reiškia, padėti jums galiu tik tai aš. Nu gerai, skambinkit jūs. Tik tada gal be lesbiečių? Nebijokit, sukursiu dar įtikinamesnę istoriją. Koks jūsų numeris? Nu čia dabar. Nu, kad galėčiau paskambinti ir pranešti, kokie rezultatai. Geriau aš jums paskambinsiu. Matote, aš retai būnu namie, bet jeigu jūs bijote, tai neprievartausiu. Ai, man jau iš tikrųjų viskas pohui. Davai, užsirašykit. Kem 5, tram 5, šiam 2. Puiku, skambinu į viešbutį. Bet jeigu jis, pavyzdžiui, paskambins Janušui ir pasakys, kad čia aš prašiau paskambinti. Oi, tai Joana, eina nahui, kokia jinai yra durna. Jop, tavai mati, kokia gėda.